Sveiki, esu menininkė keramikė Vaida Dapkutė. Noriu Jums pristatyti savo unikalią autorinių darbų kolekciją, kurią sukūriau per daugiau kaip 20 kūrybos metų. Bet pirmą norėčiau grįžti laiku istoriškai į praeitį, kaip viskas ir nuo ko prasidėjo aplamai keramika. Minėsiu pačius svarbiausius momentus istorinius, kaipgi Lietuvoje atsirado būtent ši angobota keramika, nes juk mes esam kilę nuo labai kažkokio tai primityvaus kranto, pabaltijį kažkur ar ne. Ir jeigu mes apsilankytume muziejuje Lietuvos, taikomosios dailės muziejuje ar istorijos muziejuje, mes tikrai tenai rasime indus, kurie buvo degti lauže. Mes visi šitai esam turbūt bent po kartą matę. Ir jinai praktiškai yra lipdyta nuo paežerių, paupių molio, rankomis ir degta lauže. Dekoruota buvo vienu vieninteliu būdu, vadinamąją virveliniu būdu, kada virvelės pagalba ar ne suteikdavo šiokį tokį kažkokį tai zigzaginį raštelį, šakaliukų pagalba išbaksnodavo kažkokius tai taškiukus, išbraukydavo brūkšniukus. Šitoj vietoj Lietuvos keramikos dekoravimas ir baigdavosi. Kas turėjo didžiausią įtaką atsirasti visiems kitiems dekoravimo būdams ir atsirasti glazūrai Lietuvoje, atsirasti tam pačiam žiedimui, apžiedimui, kaip dar yra istoriškai žinoma, kaip apžiesti puodai vadindavosi. Tai žinoma mūsų didžiausio karžygio ir kunigaikščio Vytauto didžiojo dėka. Visos aplamai visi dekoravimo būdai buvo įvežti Vytauto didžiojo, kada jisai nuo Juodosios jūros atsivežė čia labai daug amatininkų, labai daug visokių sričių specialistų ir tų pačių karaimų atsivežė, atvažiavo kartu su juo. Tai vat būtent tuo metu istoriškai mes matom didžiulį posūkį Lietuvos keramikos būtent vystymuisi. Ir jeigu muziejuose imtume žvalgytis kažkokio būtent to tarpelio, kada Vytautas didysis išvyko link Juodosios jūros ir nuo kur prasideda istorijos muziejui, ekspozicijoje nėra to tarpo, valdovų tarpo, ar ne, mes randam po to jau muziejui stovi štai būtent šitas raštas stovi. Puikiausiai žinom šitą beržo šakelės tarp saulučių, ar ne. Ir šitas, tarp kitko, yra dekoravimo būdas taip pat su angoba. Ir šitie abu raštai yra paimti iš Pauliaus Galaunės knygos, kur jisai surinko visus tos rastus ar pokario, ar prieškario, aš jums tiksliai nepasakysiu, nesu aš istorikas. Bet kaip matom, yra toks tarpelis, kurio muziejuose nėra. Būtent nuo Vytauto didžiojo ir to mūsų jau tų žilagalvių protėvių, kuriuos mes jau šiek tiek žinom, yra nuotraukų, kadrų, surinktų visų duomenų, jau šitą žinom. Ir jeigu visi puikiai pamenat, ką reiškia valdovų rūmų atstatymas. Aš pati labai daug metų buvau skeptiška šiuo klausimu, bet kai pirmą kartą nuėjau į ekspoziciją pasižiūrėti būtent tom pirmam aukšte, kur buvo eksponuojami radiniai, kurie buvo rasti šalia valdovų rūmų, tai mane labai didžiai nustebino viena lėkštė, kuri ten yra eksponuojama, būtent
su pirmaisiais S-grafito, dabar mes ją vadinam S-grafito technika, ne, o tada vadinosi, aš net nežinau, ar jinai išvis vadinosi, turėjo tokią pavadinimą, bet jinai būtent buvo engobuota ir išraižyti kažkokie tai nedidučiai fragmentai ant engobos. Tai vat valdovų rūmų ekspozicija tarsi, ypač keramika, tarkim, ar ne, labai puikiai sujungia visą keramikos vystymosi istoriją Lietuvoj, kaip jinai vystėsi nuo pradžios iki šių dienų. Žinoma, šių dienų meistrų, tarkim, ar ten autorių, kaip tokių kaip mano, niekur niekas neeksponuoja. Lietuva mano darbų įsigijusi, žinoma, nėra, bet yra kitų meistrų kažkokių tai, tarkim, ar glazūruotų, ar vat būtent engobuotų šitaip. Yra visokių darbų įsigiję. Taigi mano pagrindinė tema yra būtent su kokia technika aš dirbu. Aš pamenu, kada įstojau į Kauno taikomosios dailės mokyklą, tuometę profesinę vidurinę mokyklą, tai į keramikos specialybę mus buvo tokia pamoka, kurioje mus būtent mokė šito viso senųjų tų raštų visokių. Ir vienas iš tokių svarbesnių ir buvo būtent, kaip mokytojas sakydavo, jeigu padarysit tokį engobuotą darbą, jau jūs būsit šitą pasiekę, nes ši technika yra labai sudėtinga savo gamybos eigoje, nes gaminį reikia nužiesti, reikia padžiovinti, reikia vėl merkti, merkimo metu jis vėl paminkštėja, išminkštėja, reikia labai jau atsargiai žiūrėti, kad nepažeisti jo paviršiaus, išdžiovinti gerai ir tada raižyti. Žinoma, raižyti specialus toksai yra nelabai sudėtingas įrankis. Esmė turbūt yra ta, kad jeigu imti mūsų protėvių visą požiūrį į keramiką, ar ne, šitie engobuoti darbai buvo labiau paplitę Aukštaitijos regione, kituose regionuose nebuvo. Kaip aš dažnai juokauju, kad aš esu žemaitės ir aukštaičio dukra, nors gyvenu visai kitam Lietuvos gale, vakarų Lietuvoj, bet aš tarsi turiu prigimtinę teisę šitą techniką dirbti ir man jinai, kai buvau studentė, man jinai pasirodė tokia verta iššūkio. Nes visos kitos tokios technikos man buvo lengvos ir neįdomios. Švelniai tariant, niekada nedomino kažkas, ką galima greitai padaryti. Tai būtent ši technika ir sužavėjo labiausiai, nes jinai tau meta iššūkį, meta baltą pirštinę ir sako, davai, pabandom. Žinoma, pirmieji darbai, kurie aš čia jums rodau, dabar yra vienas iš likusių šitam ąsotėliui, yra virš 33 metukų, jau jisai kaip ir antikvaras ar vintažas, nežinau, raštas yra paimtas iš Pauliaus Galaunės knygos. Šitas raštas Lietuvoj turbūt yra tarp keramikos gerbėjų, jisai yra labiausiai paplitęs. Aš asmeniškai nesu pasilikus nei vieno naujesnio, tarkim, darbo, nes man, žinot, šitas yra studentiškas. Aš kai buvau 4 kurso studentė, mes su drauge stojome į Kauno tautodailininkų sąjungą, Saulutės skyrius vadinosi taip.
ir norėjom įstoti į tautodailininkus. Tai buvau pridarius keletą darbų, ne visi liko, keletą sudužo, bet liko va, ką aš jums rodau, tai yra pirmas, iš pirmos parodos, dar buvusios studentės darytas darbas. Šito rašto ąsočio esu tiek pridarius, kad jūs neįsivaizduojat. Tai yra kažkoks kosmosas, ant tiek žmonėms patiko jisai, tarsi kažkoks Lietuvą pristatantis raštas, žinokit, jo. Tai vat, jeigu žiūrėt pirmą studentišką darbelį, ne, tarkim, vat. Ir dabar noriu parodyti jums paskutinį iš taikomosios dailės, kuriuo esu sukūrusi raštų, esu sukūrus labai daug raštų, simbolių, savo autorinių. Tai va čia yra paskutinis raštas, kuris yra, kaip matot, yra S-grafito technika. Jis yra žiestas, jeigu taip visą apibūdinti, jis yra žiestas, turi dangtį. Čia yra puodynė su dangčiu. Ir raštas yra visiškai autorinis, čia yra Jurginas, taip jis yra vadinasi, Jurginas. Tas žydra juostelė viršų yra šiltas debesėlis. Ir šitie bambuliukai skaitosi šilti debesys, šitas raštas. Ir Jurgino formų turiu sukūrusi ne vieną, bet čia šiandien jums pristatau būtent pirmą iš taikomosios dailės, ar ne, kurį sukūriau, nes net nesukūriau, tai yra atliktas darbas pagal protėvių paliktus raštus. Ir sukurtas paskutinis autorinis raštas. Galit stebėti, koks yra milžiniškas skirtumas, kiek žmogus ištobulino ranką, akį ir techniką, kad galėtų išreikšti tai, ką nori. Tai va, šitas darbelis taip pat yra iš pirmosios parodos studentų laikų. Kiek atsimenu, stengiamės labai iš to Pauliaus Galaunės knygos būtent atlikti tokius matmenis, kokie ten buvo surašyti. Ir žinoma, ten tų senųjų žmonių visas tas darbas, dabar kai pasižiūri, tai jisai labai buvo primityvus. Dėl labai paprastos priežasties. Mes visi žinom, kaip Lietuvos žmonės visų pirmiausiai vertino pačią žemę, nudirbti visus žemės darbus ir kad žiemą ant pečiaus negulėt be naudos. Tai vieni pynė, kiti klumpės drožė, treti dar kažką, ten krepšą kokį raitė iš vytelių, ar ne. O tie, kurie pasirinkę poodžiaus kažkokią tai kryptį, hobį, kaip čia dabar anais laikais amatas, dabar turbūt atrodytų, kad buvo kažkoks kaip ir hobis, tai vat turėjo vis dėlto vykti tą Vilnių, į gildiją gal kažkokią amatininkų, aš neįsivaizduoju ten istoriškai, kaip ten vyko, bet be mokslo šito nepadarysi, nes atsirado tada vat būtent rengobos ir glazūros, kaip sakant, pats žiedimas, apžiedimas, parsiveždavo į savo kraštą ir matomai pagal savo tą būtent kuriam krašte tu gyveni, taip tavo tie podai ir atrodė. Tai, kaip sakau, gyvenu Žemaitijoj, bet kad labai liūdna, bet žemaičių keramika yra pati liūdniausia, pati skurdžiausia, tokia murzina, purvina, tiesiog kam čia rek, suprant, kaip sakydavo, kam čia rek kažkokių puošmenų, bet gali kokį kraupą sudėti, kefyrą supilti ir bus gera. Taip, žemaitis toksai, vat, jisai konkretus, žemaičių mužikas ir tiek. Tai va, šis mano įrašas šiandieną baigtas, sekantį kartą
supažindinsiu toliau su savo projekto visais užmanymais. Bus įdomu, tikrai įdomu, apibūdinsiu daug įdomių dalykų, detalių, paskutinio kūrybinio etapo visą procesą, kodėl pasirinkau vienus darbus, kūrinius kurti, kurių nekurti. Tai va, iki sekančio susimatymo.